aš nuolat išgyvenu vidinį chaosą. Ir atrodo, kad visų aplinkinių emocijos sueina į mane. Vėliau jos sprogdina mane iš vidaus. Taip kalbėjo moteris atėjusi konsultaciją. Susitikimo metu užduoti keli klausimai ir hipnopraktika padėjo jai surasti priežastį. Prieš keletą metų į jos kompaniją atėjo moteris, kurią ji rekomendavo. Dabar ši kolegė dažnai konfliktuoja su kitais, nesilaiko susitarimų, yra nedraugiška ir panašiai. Ir mano klientė visiškai to nesuvokdama prisėmė atsakomybę už šį žmogų. Ji prisėmė atsakomybę tuo metu, kai ją rekomendavo. Ir ši atsakomybė iki šiol ją slegia ir kelia jai tą vidinį chaosą. Išsisprendus šį vidinį konfliktą pagerėjo ne tik jos vidinė būsena, bet atėjo ir nauji suvokimai, ką ji pati galėtų keisti savo veikloje, kokius naujus žingsnius ji galėtų žengti, kokius naujus veiksmus ji galėtų priimti ir atlikti. Taigi, valanda darbo su savimi ir vidinio chaoso kaip nebūtų.